Tai pirmam liūdimui norėčiau pakviesti brolį iš Vokietijos Andrėjas, trumpam liūdimui, apie jo susitikimą su Jėzumi. Andrėjas, was ist das? Andrėjas, aš susipažinau su juo Rusijoje, Sankt Peterburge, man atrodo. Ir paprašysiu Kastyti, kad paverstų iš anglų kalbos. Okay, hello. Sveiki, Nice to meet you. malonu matyti Jūs. It's a great pleasure for me to be here in this morning. Tikrai puikiai vieta šį rytą čia. Yes, and Algis invite us. Algis pakvietė mus Yes, and we are happy to be here with you. ir mes tikrai laimingi būdami čia. and hear testimonies, hear something what God does in our lives. Ir girdėti, ką Dievas daro mūsų gyvenimuose. Glory to God. Šlovė Dievui. Only glory to the Lord. Šlovė Dievui. Yes, yes. Some people are happy Kai kurie laimingi, when I look in your faces, kai aš matau Jūsų veidus. but some people are, I don't know. Kai kurie abejoja, But after this meeting, bet po surinkimo I hope, I believe aš tikiu, you know Jesus, tu pažinsi Jėzų. the Lord of Lords. Jisai viešpats. I will tell you something about my life. Pasakysiu kai ką apie savo gyvenimą. I was a long time a big businessman in Germany. Daugelį metų aš buvau verslininkas Vokietijoje. I was a car dealer for VW and Audi. Car dealer? I say buy and sell cars. Jisai buvo pardavinėtojas mašinų, Audi ir taip toliau, dealeris. And bikes, Yamaha. Ir taip pat pardavinėjau motociklus Yamaha. Rent bikes, rent cars. Ir taip pat nuomavau tuos motociklus. And many people works for me in my hometown. Ir daug žmonių dirbo mano mieste. I have a lot of money. Aš turėjau daug pinigų. In 1995, I have 5 million marks in 1 year. 1995. 95 metais aš milijonus tų markių uždirbdavau. 5 milijonus markių per month. Per year. Per year. 5 million. 5 million per year. 5 milijonus markių per metus, tai čia paskaičiuokit. And in this time, I have so lot things to do. Ir tuo metu aš turėjau tiek ko užsiimti. But I lost my relationship with God. Bet buvau praradęs mano bendravimą su Dievu. I say I have no time for religion. Ir aš sakiau, aš neturiu laiko religijai. I have no time for this to go to church. Neturiu laiko eiti į bažnyčią. I have no time to go to the business fellowship. Ir neturėjau laiko eiti į tokius bendravimus. I must work. Aš turiu dirbti. I must work. Turiu dirbti. And in this time it comes, I was married. Ir tuo metu aš buvau susituokęs. I'm married since 29 years now. Ir dabar jau 29 metai, kai mes susituokė. And in this time, 1995, Ir 95 metais and it comes a woman in my life. atėjo moteris į mano gyvenimą. She works for me. Jinai dirbo man. And I know that when I'm married, I can't have a relationship with another woman. Ir aš žinojau, kad jeigu aš susituoksiu, aš jau negalėsiu turėti kokių tai santykių su kitom moterim. And I feel in my heart that's not okay. Ir aš galvojau savo širdį, čia kažkas negerai. But I go my way. Ir aš sakau, aš eisiu savo keliu. Some brothers came to me and tell me what you do is not okay. Ir kai kurie broliai man sako, ką tu darai, tai nėra gerai. But I hear this. Bet aš girdėdamas tai, But I was going my way. bet aš sakiau, aš eisiu savo keliu. And in this time, my grandma, Ir tuo metu mano močiutė, she was unbeliever her whole life. Unbeliever. jinai buvo netikinti visą gyvenimą. And all the persons around me feel that it's something wrong with my life. Ir kai kurie žmonės, kurie stebėjo mano gyvenimą, sako, kažkas tai negerai tavo gyvenime. My wife also feels that something wrong in our marriage.
Ir mano žmona taip pat sako, kažkas tai negerai mūsų santuokoj. And it was one speaker in the chapter Ir tenai buvo vienas pamokslininkas. who invited us to come and speak about something. Tas kalbėtojas skyriuje, reiškia fellowship. Skyriuje, aš nežinau, kas čia, bet žodžiu. Okay. And we meet him in Berlin in his business. Ir jisai sutiko ją ten biznyje. And we sit in the room there. Ir mes sėdėjome tam kambarį. And it's a lovely brother for me. Ir tai buvo malonus brolis man. And he said to me, Andreas, there's something wrong in your life. Ir sako, Andrėjas, kažkas tai visgi negerai tavo And I gyvenime. say, I don't know what you mean. Aš nežinau, ką tu omeny. It's something wrong in your life. Sako, visgi kažkas tai negerai tavo gyvenime. And we prayed together. Ir mes meldėmės drauge. And in his spirit, he saw a picture. Ir dvasiu jis pamatė vaizdinį. I saw some things is cooking. Sako, aš matau, kad tu kažką tai ten kepi. And it was, can you something in German? Ein Elektroherd, es kocht in diesem Kochtopf. Some meal cooks in the, I don't know in English. In the pot, in the pot. Sako, aš matau, kad kažkas tai verdama, kepama, verdama puodė. Und der Deckel ist auf dem Topf. Ir ten dangtis yra, jo? Uždengtas tas puodas. And in his spirit he saw a hand who hold this. Yeah, cover this. Yes. Cover of the pot. That what is inside, it can't come out. Ir sako, kad tas žmogus, kuris laikė tą dangtį puodo, sako, kad kažkas įsilaikė, kad kažkas iš vidaus neišeitų. Yes. And the brother says, ask me, you know what I mean? Ir sako, ar tu žinai, kas tai reiškia? I don't know what you mean. Aš sakau, nežinau, ką tai He reiškia. asked my wife, and she said, no. Ir paklausė mano žmonos, ar tu žinai, I ką don't tai galėtų reikšti. Sako, irgi nežinau. But I must tell you, Bet sako, aš turiu pasakyti. I know. Iš tiesų, aš žinojau, ką I reiškia. know 100% 100% žinojau, ką reiškia. what this brother saw in his spirit. Aš tikrai žinojau, kad tas brolis matė dvasioje. And we leave home, Ir aš palikau namus, išėjau iš namų. 200 kilometers. 200 kilometrų. And my wife asked me, you don't know what he means? Ir žmona sako, tu ką taip ir nežinojai, ką jis turėjo omeny? Yes, I don't know. Tikrai nežinau. I say to my wife, Aš sakiau savo žmonai. but I know deep in my heart, Bet giliai širdį aš žinojau. it was a relationship with his wife, what was not my wife. Kad iš tiesų čia buvo kalbama apie tai, kad aš turėjau santykius su moterim, kuri nebuvo mano žmona. My grandma was in this time 86 years old, Ir mano močiutė tuo metu buvo 86 metų. and she was very sick. Jinai labai sirgo. And my parents said, Grandma, give your life to Jesus. Ir mano tėveliai sako, močiutė, atiduok savo gyvenimą Jėzui. When you die, you must go in heaven. Nes kai tu mirsi, tu privalai eiti į dangų. Your life in future must be by God. Ir tavo ateitis turi būti Dieve. And my grandma, Ir mano močiutė in this time, give her life to Jesus. atidavė savo gyvenimą Jėzui. The whole life, Visą gyvenimą, to 86 years, iki 86 metų, she was an unbeliever. ji buvo netikinti. And in this time, 86 years, Ir tuo metu, 86 she metų, gives her life to Jesus. jinai atidavė savo gyvenimą And Jėzui. in this moment, Ir tuo she momentu was healed. jinai buvo išgydyta iš karto. 10 years later, Ir 8 years later, Po 10, po 8 metų, some days after her birthday, po jos gimtadienio, she fell down ji nukrito and come in the hospital. ir pateko ligoninėje. And it was in my mind, I must go to visit my grandma in the hospital. Ir aš turėjau aplankyti savo močiutę ligoninėje. And my grandma Ir mano močiutė saw me
Pamatys She mane, was so happy. jinai buvo tokia laiminga. Over 90 years, 93 years. Virš 90 metų jinai buvo tokia She laiminga. was so happy to see me. Jinai buvo tokia laiminga matydama mane. And I was also happy to see my grandma. Ir aš buvau laimingas matydama savo močiutę. She is laying in her bed Jinai gulėjo toj lovoj and gives me her hand ir davė ranką. and say, Jis my sako, grandson, Mano anūkė, my grandson, mano anūkė, nice to see you. malonu matyti tave. What do you do? Ką tu darai? What did you do? Ką tu padarėjai? And it was a shock for me. Nobody knows Ir tai šokiravo what I have mane. done. Apstulbino mane ir aš supratau, nieks negalėjo Nobody knows the Nieks negalėjo relationship with his žinoti, wife. nieks negalėjo žinoti mano netų bendravimų, netų santykių. My parents don't know. Mano tėvai nežinojo, My wife don't know. mano žmona nežinojo, My children don't know. ir vaikai nežinojo, My workers don't know ir darbuotojai nežinojo about this relationship apie tuos netuos santykius. where God means it is a sin. O Dievas mato, kad tai yra nuodėmė. It was for me a so big shock. Ir man tai buvo toks šokas. I leave this room in the hospital Ir aš palikau tą kambarį, išėjau iš tos ligoninės and go outside. ir išėjau lauk. And when I am outside of the hospital, Ir kai aš išėjau iš ligoninės, my cell phone rings. mano telefonas paskambino. My mom phoned me. Mama skambina. I must tell you something. Aš turiu tau kai ką pasakyti. Your grandma Tavo močiutė is in this moment is dying. šiuo momentu jinai miršta. You was the last person who saw your grandma. Ir paskutinis, ką matė močiutė, tai tu. And what says your grandma to you? Ir kągi močiutė tau pasakė. And I can't say that what my grandma told me. O aš mamai negaliu pasakyti, kągi mano močiutė pasakė man. It was only this sentence. Buvo tik vienas tas sakinys. My son, Mano sūnau, what you have done. ką tu padarėjai? With 93 years, 93 metų. 86 years unbeliever. 86 buvo netikinti iki 86. She's never going to church. Jis niekad nevaikščiodavo į bažnyčią. But God Bet Dievas touched her heart palėtė jo širdį with the Holy Spirit. šventai dvasia. And she asked me, Ir jinai my paklausė, son, mano what you have sūnau, done. kągi tu padarėjai? I go away from the hospital Aš nelaukiu jau to after ligoninėje. this speaking with my mother on the telephone. Po pokalbio su mano I go mama. to this wife, Aš nuėjau to your not to wife. my wife, no, not to this other wife. To your wife. to go. No. Ah, I to- go to this other wife. Not wife, but woman. Yes, to this woman, not to my wife. Okay. Sako, aš iš karto nuėjau pas tą moterį And I finished the relationship with this woman. ir aš sakau, aš nutraukiu bendrystę, bendravimą su tavimi. They don't understand this. Jinai sako, aš nesuprantu It tavęs. was a relationship over 5 years. Tai buvo 5 metai, mes draugavome su ją. But I tell to her, I fear God is interesting in my life. Bet aš pasakiau jai, aš jaučiu, kad Dievas suinteresuotas mano gyvenimu. I fear God will that I came back to Him. Ir aš jaučiu, kad Dievas kviečia mane pas save. I finished the relationship with his wife, Ir aš nutraukiau bendravimą su ta moterim. and I have forgiveness from the Lord. Ir aš gavau atleidimą iš viešpatės. And He changed my life totally. Ir jis pakeitė mano gyvenimą visiškai. Praise the Lord. for Šlovė this. viešpačiu. Thanks God. Šlovė viešpačiu. Okay, God bless you. Dankeschön. Ja, danke schön. Dankeschön. Ačiū už šitą nuostabų liūdimą.